Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikinti su jumis šiame YouTube kanale. Kaip visada, epizodo pradžioje aš jūs tiesiog informuoju, mūsų daugiau negu 121 tūkstantis. Wow, neįtikėtina, mes per pastarąsias kelias savaitės daugiau negu 3000 naujų prenumeratorių įgyjome, na ir reikia mažiau negu 300 žmonių, kad mes pasiektume labai gražų prenumeratorių skaičių 222 tūkstančius. Tai ačiū labai, nebejoju, kad mes jį pasieksime ir primenu, jūsų paspaustas patinka, jūsų prenumerata, jūsų komentaras paliktas, jūsų pasidalinimas mums labai padeda. Mes čia nededame jokios reklamos, mes iš jūsų peržiūrų neuždirbame, tačiau be jokios abejonės, jeigu štai tokie epizodai, tokios temos pasiekia didesnį auditoriją, tu gali padaryti didesnį pokytį. Jeigu tavęs niekas nemato ir negirdi, tave ignoruoti yra labai paprasta. Na ir atvirkščiai, kai tave mato ir girdi šimtai tūkstančių žmonių, ignoruoti temų pasidaro beveik neįmanoma. Na, o kalbant apie temas, šita tema, kuri dabar pasirodys vasario 1 dieną, jinai buvo paruošta dar praėjusiais metais ir mes su Arnu buvome sutarę, kad pradėsime metus nuo šitos temos. Netrukus paaiškinsiu kodėl, bet aišku, čia atsitiko gyvenimas. Buvo svarbesnių temų, labiau degančių temų, aktualijų, aš jas skubėjau jum parodyti, net ir šiuo metu operatorius mano žino, mes esame nufilmavę tikrai ne vieną interviu, lankėsi skirtingose vietose, tai vėlgi jūsų laukia temos, kurios bus parodytos, bet aišku, šios temos aš tikrai nenoriu ilgai laikyti stalčiuje. Na ir paaiškinu, mes šiandien pasikalbėsime apie tai, kas aktualu žmonėms, ypač kalbant apie štai kalėdas, naujus metus, naujų metų ciklą, kai tu gyveni krizės įtampų sąlygomis. Aplinkui vyksta karas, žmonės yra pasimetę, yra daug psichologinės įtampos, yra daug psichologinio spaudimo, žmonės nėra tikri dėl savo ateities. Na ir labai dažnai štai metų sankirtoje ir panašiai žmonės galvoja, man reikia ieškoti būdų, kaip pagerinti savo savijautą, kaip išlysti iš problemų, galbūt jeigu aš nežinau sprendimų, man reikia ieškoti kažkokių specialistų, kurie padėtų ir toli gražu ne visi žmonės žino, į ką kreiptis. Eiti ten ieškoti, pasikalbėti su kokiu nors psichologu, pasitarti su kokiais nors protingais žmonėmis aplink tave, kartais gali būti sudėtinga, o lengviausias būdas eiti pas įvairiausius būrėjus ir šarlatanus. Na ir tu čia gali prašyti visko. Tu gali prašyti, kad tavo sveikatos problemos būtų išspręstos, tu gali prašyti, kad tavo meilės reikalai susitvarkytų, tu gali prašyti pinigų ir taip toliau. Esu ne vieną epizodą daręs, na bet Arnas pasiūlė šitą temą. Tikrai yra daug naujų veidų, apie kuriuos aš niekada nesu girdėjęs. Na, pasižiūrėsime, man tikrai kartu su Arnu darant šitą epizodą, kai kuriais atvejais buvo sunku tramdyti šypseną. Aš suprantu, kad tai yra lengvesnė tema, bet tokių temų irgi reikia. Ar šis išsiskyrimas jau galutinis, ar vis dėlto yra perspektyvos jums susitaikyti? Dauguma žmonių tvarkyti gali kažkokius reikalus susijusius su nekilnojamoju turtu, nes matau įvykius, kai žmonės eina į oficialias įstaigas. Noriu pranešti, kad per šią savaitę yra atidarytas tam tikras koridorius, per kurį galima pasidaryti ritualą. Bendras būrimas ir šiandieną pasižiūrime, ką jis apie jūs galvoja. Fantomai tai matricinis kūrinys, iliuziniai žmonių masiai sukurti šioje planetoje. Jei matote daug žmonių vienoje vietoje, mines, kamščius, dažniausiai tai iliuzinė mine, sukurta užpildyti tam tikras erdves reikiamais dažniais ir programomis. Tai padaryti per matricos fantomus lengviausia. Taip vyksta politinis masės valdymas, įdieginėjamos mados, tendencijos. Norėdami išsilaisvinti iš kasdienybės, sunkaus gyvenimo ar socialinių bei kitų problemų, pažeidžiami žmonės griebiasi desperatiškų priemonių. Patiki stebuklingus ritualus rengiančiai žmonėmis, kurie suvilioja savo aukas, juos prifarširuoja nebūtais dalykais ir tuščiais pažadais. Jie dažnai rengia sėkmės pritraukimo ritualus, pokalbius su mirusiaisiais ar neįgaliais žmonėmis, sako, kad gali prakeikti, žmonės priversti įsimylėti, pritraukti pinigų, nuimti prakeiksmus ir visoks kitoks neįtikėtinai kvailai skambantis išgalvotas šlamštas. Ir visa tai dažniausiai kaip kokioje sektoje, įtraukiant klientus taip, kad jie niekada iš tos grandinės neišbristų. Tai yra po vieno ritualo būtinai surengti kitą, arba po kiek laiko pakartoti, nes pabūrimas kitaip nesuveiks. Jie sugalvoja pasakų, kaip žmonės sugrąžinti į mokamas paslaugas vėl ir vėl. Jei pavyzdžiui nepavyksta pritraukti sėkmės ir klientas skundžiasi, vadinasi per mažai seansų buvo atlikta, todėl reikia daugiau, kad suveiktų.
Taip ir panašiai, kai kurie žmonės pas būrėjas ir kitus šarlatanus būna užverbuojami metų metams, patiems apgavikams tampant užtikrintų ir pastovių pajamų šaltiniu. Tai labai keisti burtai. Nu ką, gerbėmiai, sveiki, prasideda darbinga savaitė ir nuo šiandien kelios dienos poros suderinamumo analizę pagal gimimo datas. Šiandien ir tik šiandien atlieku skyrybų išvengimo ritualą. Norintys, rašykite privačiai. Šiandien daugeliui gali pasisekti laimėti loterijoje. Laimėjau. Tai Aleksejus Šiškariovas, klaipėdietis, būrėjų ar tai reikėtų sakyti magu, dirbantis jau ne vieną dešimtmetį. 2020-aisiais pasirodė straipsnis ironiška antraštė. Klaipėdietis magas naujos bylos savo nenumatė. Ten skelbiama, kad jis valstybei skoloje daugiau nei 45 000 eurų nesumokėtų mokesčių. Ten aprašomas ir jo uždarbis bei metinis klientų kiekis. Kad būtų paprasčiau suprasti mastą, pavyzdžiui, 2016 jis uždirbo virš 62 000 eurų ir per 3 metus į savo sąskaitą iš klientų gavo mažiausiai 1375 pavedimus. Tai šiandienos pinigais įvertinus infliaciją būtų beveik 100 000 eurų į metus. Ir visa tai tik pinigai į sąskaitą, o kur dar grynieji iš gyvų seansų. Labai dažnai žmonės štai tokiam personažam patiki ne tik savo pinigus. Aš esu jau kalbėjęs apie Šiškariovą viename iš savo epizodų ir aš rodžiau, pavyzdžiui, klausimai, ten koks nors vyras tik tokia klausė, ne va tai mago, žiniuonio, burtininko, ar mano žmona man neištikima. Ir jis iš karto sako, aišku, kad neištikima, va, kortos rodo. Arba kokia nors žmona klausia, ar man skirti su savo vyru. Aišku, skirti su savo vyru ir taip toliau. Tai yra, jisai dalina patarimus, kurie gali sugriauti žmonių likimus. Ir vėlgi, jeigu žmonės suprastų, į ką jie kreipiasi, galbūt jie iš tikrųjų mano, kad tai yra kažkoks žaidimas, bet iš tikrųjų tai jie kalba su nusikaltėliu, kuris yra ne kartą teistas. Jis yra teistas už nepilnamečių pornografijos disponavimu, tai pabandykite įsivaizduoti, su kuo jūs bendraujate ir kam jūs patikite savo pinigus. Jis yra teistas už fizinio skausmo sukelimą ir grasinimą nužudyti savo artimam giminaičiui. Taip pat jis yra teistas už sukčiavimą, žodžiu, visa puokštė. Ir žmonės, nepaisant viso to, štai iš šio nusikaltėlio tikisi, kad jam pasikeis į gerą gyvenimas, kad jie išleis vieną kitą 100 eurų ir staiga jų pasaulis pasidarys visai kitoks. Dažniausiai tai vienas kitas 100 eurų tampa tūkstančiais, jų pasaulis iš tikrųjų pasikeičia, bet ne į gerąją pusę. Buvau nukentėjęs per savo durną galvą nuo mago Aleksėjaus. Viskas prasidėjo, kai mane paliko draugė po ilgų metų draugystės. Puoliau į depresiją, tada supratau, kas tai yra ir kad tikrai sergu. Manydamas nukreipti mintis nuo tų skyrybų, daug skrolinau TikTok'e ir išmetė man magą Aleksėjų. Ir jis reklamuodavo, kad savo burtais sugrąžina buvusią meilę ten per 3 dienas. Buvę tampa vos ne vergai, ten dėl jų pameta galvas, grįžę atsiprašo, eidami keliais ir įsikeldavo susirašinėjimus su savo klientais. Man durnam taip atrodė tikra, bet nepuoliau rašyti jam, tikrinau, žiūrėjau, ar tikrai čia viskas veikia. Radau net internete, kad jis yra knygas parašęs apie magiją juodąją ir parduoda jas. Ir tada faktas, aišku, neatlaikiau, labai norėjau susigrąžinti buvusius santykius. Kai jam parašiau, jis atrašė, žinoma. Pradėjom ten rašinėtis, pradėjau jo klausė, tai kokia čia būtų kaina. Jis nepasakė tos konkrečios kainos, jis pasakė, o kiek tu galvoji. Na, aš tai parašiau jam, kad gal koks 50 ar 70 eurų. Tai jis supyko, ko čia mane laikai. Pas mane kainos ten nuo 3 ar 200 eurų eina. Ir net ir daugiau. Parašiau, tai aš daugiau negaliu savo ten leisti, nes neturiu tiek daug pinigų. Tai jis parašė 200 eurų. Aš tada jam pervedžiau tus 200 eurų, parašiau, kad pinigai yra pervesti. Ir paskui jis parašė, kad ten reikia tam ritualui nuotraukų ir gimimo datos. Ir paskui ten praėjo keletą dienų. Net ne dienų, gal savaitę praėjo, čia žiūrėjau, niekas neįvyko, aš tada jam parašiau, ar ritualą padarėt,
ar burtai įvyko, jis parašė taip, ritualą padariau, viskas yra padaryta. Ir daugiau aš jam neberašiau, nes čia žiūriu, kad po to įvyko tas, kaip sakant, smegenys pradėjo dirbti, pastebėjau, kad tiesiog padariau tikrai durną sprendimą. Niekas čia neįvyko, kaip ir turėjo būti, ir daugiau aš jam neberašiau, nes būčiau aišku parašęs, kad va, čia negrįžta, tai būtų jis ten faktas rašęs, kad o, tai čia reikia sunkesnių burtų, čia reikia dar pinigų mokėti, tai, kaip sakant, nebeįsileidau į tas avantūras jau. Tai va, trumpai papasakosiu ir aš savo istoriją. Iš tikrųjų, esu tas žmogus, kuris niekada netiki tokiais dalykais kaip kažkokiais būrėjais, bet buvo pas mane tokia gyvenime situacija, kad, tuo metu viskas nesisekė. Ir kažkaip skrolinau paprastai Facebook'e, jeigu gerai prisimenu, ar TikTok'e dabar nepasakysiu, bet užmačiau būtent šito žmogaus postą ir tiesiog palaikinau. Tuomet už kokių 10 minučių jisai man parašė ir pasiūlė savo paslaugas. Aš, žinoma, naiviai parašiau savo problemas jam ir jis, aišku, man pasakė, kad oi, tikrai gali padėti. Čia kažkokį ritualą padarys, sako 300 eurų. Ai, aš kažkaip naiviai ir sutikau, galvoju gerai. Pervedžiau jam tos 300 eurų, praėjo kokią savaitę, jis man skambina, gal 2 savaitės praėjo, jis man skambina ir sako, kaip tau baigėsi ta situacija. O iš tikrųjų viskas baigėsi priešingai, nei jisai sakė, kad bus, ir aš tokį jam pasakiau, ir jis man kažką dar... Oi, tai čia turėjo ne tai baigtis, bet tu gal kažką negerai darei. Ir jis man po to sako, bet aš matau, kad pas tave bus labai labai prasti kiti metai. Ir aš galvoju, paklausysiu, ką tu man čia kalbi. Ir gavosi taip, kad jis man pradėjo pasakoti, kad manęs laukia kitais metais visokios avarijos, autoįvykiai, daug lūžių mato. Aš iš karto nepatikėjau. Ir jis sako, aš turiu būdą, kaip panaikinti nuo tavęs tą blogį, kas tavęs laukia ateinančiais metais. Ir jis man sako, būtų 400 eurų. Aš tokia žinojau, kad nebesutiksiu. Ir sakau, man reikia pagalvoti. Ir šitas, kabutėse, kažkoks šamanas pradėjo man pasakoti, kad tu negali galvoti, aš čia labai užimtas esu žmogus, tu turi apsispręsti čia ir dabar. Ir aš galvoju, tu labai užimtas žmogus, bet pats man po 2 savaičių skambini ir siūlai savo paslaugas. Ir aš sakau, tikriausiai, kad nesutiksiu. Ir prasidėjo. Jis pradėjo ant manęs rėkti, tu čia gaišti mano laiką, aš labai užimtas žmogus, aš čia rašau 3 knygą, daugiau mes nebeturėsim nieko bendro, ir numetė ragelį. Visumoje ir rezime supratau, kad aš to savo 300 eurų tiesiog atidaviau. Visiškai nereikalingai, ir ta prasme, ką norėčiau patarti visiems žmonėms, neužkibkit, kai esat blogoj situacijoje arba blogoj nuotaikoje ant tokių žmonių, nes būtent tokie žmonės dažniausiai ir bando paveikti tuos žmonės, kam tuo metu yra blogai, pripasakodami, kad oi, mes čia galim, nežinau, burti, kažką daryti, kažkokius ritualus, kad jums padėti, ir po 2 savaičių paskambino, jau pasiūliu už 400 eurų. Ačiū Dievui, pas mane jau protas veikia normaliai, ir aš sakau, ne. Tai visumoje buvau tiesioginė žodžių prasme iškoliota šito asmens. Arnas pasikalbėjo su žmonėmis, kurie išbandė šito šarlatano paslaugas, ir jūs matote, vėlgi, kaip visą tai atrodo. Yra prašoma pinigų, pirmiausia, zonduojamasi, tai kiekgi klientas gali sumokėti, kokia yra jo turtinė situacija, 200-300 ar netgi daugiau prašoma už štai šitas paslaugas. Šitas šarlatanas pats dažnai žmonės suranda, pakanka paspausti jo įrašą, ir pats svarbiausias dalykas, tai yra naudojamos tos pačios taktikos, apie kurias aš jau esu kalbėjęs, jūs išgąsdina, jumis bandoma manipuliuoti, žiūrima, kiek jūs tam pasiduosite. Vėlgi, žmonės labai dažnai, kai mes kalbam apie emocijas, ten sugriuvusius santykius ir taip toliau, turi gilias žaizdas psichologinės, jas nėra lengva užgydyti, dažniausiai tam reikia daug laiko, o čia atsiranda štai žmogus, kuris tuo pasinaudoja. Supraskite, jūs išmesite pinigus, jokie ritualai net nebus atlikinėjami, ką jau čia kalbėti apie kažkokius rezultatus, apie kažkokias pasiekmes. Vienintelė pasiekmė bus jūsų
sudeginti pinigai. Na ir antras dalykas, antra pasekmė, tai yra visos blogos emocijos, kai vėliau jūs būsite prakeikiami po to, kai nuspręsite nutraukti santykius. Yra žmonių, kurie yra psichologiškai silpnesni, kuriuos yra lengviau išgąsdinti ir jie gali būti iš baimės pasiruošę mokėti vis didesnius pinigus, nes jam yra sakoma, jeigu tu to nepadarysi, tavęs laukia traumos, tavęs laukia nesėkmės, tu neteksi darbo, arba tu netgi numirsi, arba tavo vaikai numirs. Vėlgi apie tai esu nekartą pasakojęs, arba kaip tik yra sužadinamas žmonių godumas, yra sakoma, žiūrėk, reikia dar vieną ritualą, tu dar kartą sumokėk ir pavyzdžiui, tu ten laimėsi loterijoje, ar ten tavo gyvenimas finansinis susiklostys labai gerai, kažkas įvyks, kas tau atneš daug pinigų, na ir žmonės kartais ant tokių dalykų užsikabina. Kai aš kalbu apie tai, kai aš kalbu apie pavojus, pirmiausia, kai aš kalbu, kad tai kur kas pavojingiau negu gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio, pirmiausia galvoje turiu štai tokias istorijas. Na, jūs matote, mūsų personažas, tiesa, kur kas jaunesnis ir kiek kitaip atrodantis, 2014 m. sausio 31 diena. Liuciferio garbintojas aukai apsuko galvą kalbomis apie magiją. Klaipėdos apygardos teisme įstrigusi baudžiamoji byla, kurioje minimi burtininkai, juodo ir baltoji magija, pasikeitus teisėjai vėl nagrinėjama nuo pradžios, rašo Lietuvos rytas. Na ir aš čia visko necituosiu, bet yra aprašyta štai šioje vietoje situacija. Įkalbėjo imti banko paskolą. Klaipėdietė kreipėsi į Šiškariovą, na ir paprašė patarimo, paprašė išpranašauti, kaip jai seksis verslas. Šiškariovas sako, puikiai, bet jums reikia pasimti paskolą. Jinai skolinasi 50 000 litų, tuo metu dar litai. Na ir kas atsitinka toliau? Moteris tapo žaibiško išpuolio gatvėje auka. Jai vos išėjus iš restorano Livonija, kažkoks vyras prisigretino, išplėšė rankinę su pinigais, sėdo į automobilį ir nuvažiavo. Na ir įdomioji dalis yra tai, kad moteris vėlgi kreipėsi į Šiškariovą, o šis patikina, kad jokių būdų nereikia kreiptis į pareigūnus, jisai turi įtakingų draugų, kurie padės viską išspręsti. Netekusiai pinigų salono lankytojai, jis rekomendavo kažkokį labai įtakingą savo draugą Medvedskį, esą galinti sužinoti plėšiko automobilio numerį ir nurodyti vagį. Patikinęs, kad ne tik tai pareigūnai, bet ir chebra jau mina vagims ant kulnų, Šiškariovas toliau pūtė miglą. Vagis pinigų nepalėtė, tai reikia palaukti, kol viskas aprims, tik nesusidėk su policija. Na ir galiausia, tas Šiškariovo draugas pareiškia galintis perduoti dominančias žinias kažkokiam kriminalistui, kuris suras vagį, už tai iš moters paprašė 5000 litų. Kitaip tariant, grupė nusikaltėlių, grupė susijusių asmenų kelis kartus apvagė auką. Tai yra, auka netenka 50 000 litų, eina pas nusikaltėlį galvodama, kad štai jisai padės ir dar moka toliau pinigus tiem patiem žmonėm, kurie iš jos tuos pinigus ir pavogė. Taip atrodo manipulacija, bet čia yra dar vienas svarbus aspektas. Savo svetainėje net ir dabar save magu pristatantis Šiškariovas nurodo vieną iš paslaugų, tai yra bausmės kerai. Daugeliu ši tema yra amorali, bet aš atlieku prakeikimo uždėjimus. Individualus darbas su klientu. Jei jūsų problema... Net ir šiuo metu savo svetainėje Šiškariovas nurodo štai tokią paslaugą – bausmės kerai. Daugeliu ši tema yra amorali, bet aš atlieku prakeikimo uždėjimus. Individualus darbas su klientu. Jei jūsų problema specifinė, kartu mes rasime būdą jums padėti. Jeigu paslauga individualaus pobūdžio ir netelpa į šablonus, laisvai rašykite, mes rasime bendrą sprendimą. Ir ne, čia bėda ne patys užkeikimai. Jeigu tokie užkeikimai veiktų, tai aš jau seniausiai nebebūčiau gyvųjų tarpe. Tokie magai mane būtų sunaikinę, ne pirmą video apie tai mes darome. Čia yra problema, kad į štai šitas sukčiavimo schemas yra įtraukiami tretieji asmenys. Tai gali būti labai paprasti dalykai susiję su jūsų asmens duomenimis. Na, jūs jau girdėjote, pavyzdžiui, prašoma kitų žmonių nuotraukų, vardų, pavardžių, bet gali būti ir kur kas rimtesnių klausimų. Tai yra, ateina žmonės, jie pasakoja labai asmeninės istorijas, jie pasakoja savo darbo istorijas, jie kalba apie įvairius subtilius dalykus, na, pavyzdžiui, apie finansinę situaciją. Ir jeigu yra dalykų, už kurių galima užsikabinti, kurie leidžia šantažuoti tą trečią asmenį, be jokios abejonės, štai tokie sukčiai tuo visada naudojasi. Grįžtame į portalo elrytas.lt tekstą, na ir čia keletas tokių istorijų, viena už kitą šlykštesnės, aš viską necituosiu, bet burtų salone moteris prasitarė apie įmonės, kurioje anksčiau dirbo finansininkė juodąją buhalteriją. Išgirdęs, kad nuslėptų mokesčių suma galėjo siekti apie 1 milijoną, Šiškariovas sukluso. Na ir sukurpiamas iš karto planas su bendrininkais, kaip būtų galima tą verslininką šantažuoti, iš jo gauti 300 000 litų, na ir tam reikia iš tos moters gauti dokumentus, kuriuos jinai
atneša. Paskui visą šitą grupuotę sulaiko policininkai. Dar šlykštesnė, nepalyginamai šlykštesnė istorija yra pavadinta Siūlė tapti prostitutėmis. Kalba yra apie moksleivės, gimnazistės. Per jų draugą Šiškariovas, prisistatęs fotografu, pasikviečia jas į savo butą. Vėlgi siūlo joms teikti lytinės paslaugas, jas fotografuoja nuogas. Vėliau su tomis nuotraukomis jis yra randamas. Ir aš minėjau, kad jis yra nuteisiamas už nepilnamečių pornografijos gaminimą ir turėjimą. Tu iškrypėlis! Kas aš? Naujas būrimas, ką jūsų vyras nuo jūsų slepia. Mirtis. 1966-0722, ar mano sūnus pasveiks? Aleksandr Gleb septintakė. Deja Laima. Perveskit jūs man 200 eurų ir bandysiu čia kažką iš naujo perdaryti, perkalbėti tas kortas. Aleksejus teigia, kad stebuklingas galias paveldėjo iš giminės vyriškosios linijos, okultizmu ir magija domėjosi nuo vaikystės, bet jie profesionaliai užsiima nuo 2003 metų. Apie savo veiklą yra net parašęs 7 knygas. Kokioje profkėje ar univere galima įgyti ekstrasenso diplomą? Ne tavo nosė, Jasilė. Tiesa, šiam magui kraujo viralų maišyti dažniausiai nereikia, jis išmanus. Savo paslaugas geba teikti internetu, tai yra telefonu, elektroniniu paštu ir per socialinius tinklus. Akvilė užduoda klausimą. Sveiki, ar aš laikysiu teisės? Žiūrim. Tau rutūzas, tikrai taip. O kitiems sakau, kad šiandien yra penktadienis ir problemų panaikinimo ritualas pagal Vudų. 3 vietos. Norite panaikinti visas problemas, rašykite privačiai jau dabar. Rašote, esu gimusi 1987-03-19, ar surasiu vyrą? Niekada nesurasite, sėkmės jums. Sveiki, gerba Aleksėjau, kiek kainuotų jūs pasminti šventį? Palinksmint vaikus, ten visokius magijos triukų parodyti, sukurtum gal ten kažką. Klausyk, idiotė. Aš tave taip palinksminčiau, kad tu paskui pasigailėtum, kad gimėjai. 1998-0821. Ar susitaikysiu su draugė? Šansų labai mažai. Norint realaus susitaikymo, rašykite privačiai, pasakysiu, ką daryti. Būtent šiandien, būtent šią minutę, jūs galite pakeisti savo likimą, užsakant absoliučios sėkmės pritraukimą. Dėkite patiktukus ir rašykite privačiai. Sėkmės jums. Na, o dabar primenu, kad šiandien atlieku ir rytoj ir visą savaitgalį Vudų ritualus skirtus mylimam asmeniui pritraukti, kurie suveikia per 3 dienas. Taip pat ritualus problemam panaikinti ir yra ypatinga galimybė užsakyti talismaną pinigų lietus, kuris padės jums netgi laimėti loterijoje. Primenu, kad atlieku ritualus negatyvui, prakeiksmam, nužiūrėjimam ir problemam kitom panaikinti. Apie savo išgalvotas stebuklingas galias internete skelbia begalės panašių veikėjų. Štai pavyzdžiui šitas užverstakis vardu Ernestas Deniušis užsiima labai panašia veikla, tik į savo pasirodymus įdeda daug daugiau aktorystės. Mano vardas yra Ernestas, aš esu aukštesnioji jėga, kitaip višai sila. Taip, dabar visos aiškiaregystės paslaugos, tai reiškia mirusiųjų būtent, sakykime, pokalbiai su jumis, sakysim, jūsų pokalbiai su mirusiais, jūsų sveikatos būsena, tai reiškia, kokias ligas turit, kur sutrikimai pas jumis organizme ir apskritai plika akimis matau ir galiu būtent suteikti tą, sakysim, savo kompetenciją. Ir ką galiu pasakyti, mano prognozijos yra 99% visada tikslios. Ernestai, tai jeigu tos prognozės 99,99% tikslios, ar pats nusipirkai bitkoiną, kai jis kainavo 100 eurų? Dabar būtum milijonierius, tai čia greičiausiai buvo ta 0,01%, kuri netiksli, ar ne? Matot, čia, pavyzdžiui, čia. Tai būtent paimti energetiką ir padėti būtent subjektui atakos principu, išvalant jį nuo ligų ir paimant tas ligas.
Jis žmonėms skelbėsi atliekantis begalę įvairių paslaugų, nuo asmeninių dvasinių konsultacijų iki aiškiaregiščių ir pranašysčių, kur tiesiog kaip ir visi tokie pasakoriai bando sakyti labai tikėtinus ir abstrakčius, visoms situacijoms tinkančius teiginius, arba bando susijungti su savo pažįstamais ir seansą suvaidina. Kad galėtų parduoti savo paslaugas, Deniušis kaip ir įprasta naudojasi žmonių pažeidžiamumu. Pavyzdžiui, ligotiems žada ligas išgydyti, viršsvorio turintiems žada užburti svorio metimui. Netekusiems artimųjų ar po tragedijų kliedi sakydamas galintis susisiekti su mirusiais. Neva mato jų dvasią ir gali bendrauti. Tai kad ne artimieji, o velnias stovi prie tavęs. Velnias? Velnias. Siaubė. Tikiu. Taigi tu pati prisikvietei. Pati domėjais ezoterika, pati domėjais visais tais dalykais. Žinokit, kad net nežinau, aš tą ezoteriką tai tikrai nesidomiu. Nu, kaip jūs nesidomėte ezoteriką, nu tai vadinkit. Tai pirmas dalykas, kas jūsų laukia, tai yra būtent. Jums reikėtų pas neurologą pasitikrinti. Dėl kojų, dėl rankų viršutinių galių, sakykime, pečių labiau ir būtent skydliaukės. Šiek tiek yra būtent pakeitimai. Dėl regėjimo pas okulistą. Leisk atspėsiu, o dėl dantų skausmo pas odontologą reikia eiti. Dabar man aišku. Visiškai atskira istorija yra taip vadinamos modernios raganos, įvairiausios ekstrasensės, parapsichologės, kursų pardavinėtojos ir būrėjos ir kokių tik tai tenai personažų nėra. Čia aš jau paliksiu Arnui jums tai papasakoti. Vėlgi, Arnas pasikalbėjo su žmonėmis, kurie nukentėjo štai tokiose situacijose arba jų artimieji nukentėjo, jie turi kuo pasidalinti. Na ir aišku, jisai pririnko tokių labai įdomių egzempliorių, apie kuriuos galima kalbėti. Kartais tai atrodo komiškai, kartais tai atrodo kaip visiškai nekalta pramoga, bet patikėkite, tai nėra šiaip pinigų išviliojimas. Jūs ne tik į balą išmetat savo pinigus, tiksliau sakant, elementariam sukčiui arba šarlatanui juos atiduodate. Jūs už tuos prarastus pinigus galite sulaukti labai rimtos žalos. Su savo buvusia bendram, draugam ir ta prasme. Ir karat šiandien nuvarė pas savo, kad ten kažkokios, kuri jinai ten būrė, ten visą kitą. Reiš būrė taip, kad ten su manim ten jai bus labai nepasiseks, nes tai pamirės, jinai ten visą kitą, tai susipykom, išsiskyrėm, bandžiau taikytis. Jinai jas paklausė ir paliko tiesiog. Realiai ar gerai? Faktas gerai, nes, bet ar gerai jai dėl to, kad tiki tokiais dalykais? Ne. Kokius 2 mėnesius ieško informacijos apie Dianą Šūkę, Dianą savo sielai, kitaip jinai yra pasivadinusi. Kodėl aš ieškau informacijos apie ją? Tai todėl, nes mano artimas žmogus pakliuvo pas ją, labai didelius pinigus moka, galima sakyti, net neturi už ką susimokėti už šios paslaugas, bet vis tiek ima. Esmė tame, kad mano artimas žmogus yra ganėtinai silpnas, jisai ieško atsakymų savo klausimus, jis nori gero gyvenimo, kad jam pagerėtų, kad nebebūtų nesėkmių ir taip toliau. Žodžiu, labai tipiška situacija, kaip dažniausiai ir būna. Tai esmė tame, kad mano artimas žmogus patį pirmą sykį įsigijo galaktinį egzorcizmą, kas skamba kosmiškai, čia yra galva neišneša tokių dalykų. Tie mokymai vyko 7 dienas. Ir kad lengviau būtų suprasti, kas tas galaktinis egzorcizmas, tai jisai susideda iš 5 lygmenų. Tai yra karmos giminės linijos valymas, sielos fragmentų sugrąžinimas, šešėlių išlaisvinimo, šviesos tarčių integracija, galaktinis sąmonės lygmuo, vienovė ir atgimimas. O jo metu atliekama energetinio lauko diagnostika, žemo dažnio būtybių parazitų programų išvalymas, implantų čipų neutralizavimas, sielos kontraktų perrašymas, galios kūrybos gausos kanalų įjungimas. Tai va, išvalymas vyko 7 dienas. Mano žmogus esmės nesuprato, buvo labai nusivylęs, labai buvo jam gaila pinigų, kad šitiek pinigų išleido, nes sumokėjo 440, man atrodo, kažkas tokio.
Ir kadangi mano žmogus buvo labai nusivylęs, jis sakė, čia veltui aš tos pinigus išleidau, taip toliau, įsivaizduokit, mano žmogus įsigijo kitus mokymus. Po kelių mėnesių aš nieko nesakiau, sakau, tebūnė, čia būna paskutiniai, mintise, aš taip galvoju, tegu čia būna paskutiniai mokymai, o daugiau aš jau įsikišiu ir paprotinsiu. Kursas, žinot kaip vadinasi? Jisai vadinasi 11:11. Angelų terapija ir tėviškų gebėjimų aktyvacija. Wow, čia irgi kosmosas. Ir šitas kursas trunka net 11 savaičių. Nežinau, ko ten mokina, bet kiek girdėjau, tai buvo ten teorija kažkokia apie angelus. Mokina apie angelus, kokie jie būna, ten taip toliau, ten vardais ten kažkokiais išvardina juos. Žodžiu, esmė tame. Ir prie to paties vyko ir ekspres valymas. Tai jo metu mokina, kaip išsivalyti save, kaip išvalyti namus, kaip išvalyti kitus žmonės nuo blogos energijos. Ir, ta prasme, tie žmonės turėjo susipirkti žvakių, susidžiovinti gėlių tam tikrų. Beje, o tie angelų mokymai kainavo 333 €, kas yra žiauriai daug irgi. Kas man labiausiai užkliuvo, tai užkliuvo Dianos svetainė, jinai vadinasi Diana SOS LT. Ji neturi jokių rekvizitų, tik Facebookas ir Gmailas nurodytas. Puslapyje yra privatumo politika. Ja paspaudus, tuščia, pinigų grąžinimo politikos irgi nėra. Apmokėjimas vyksta per Stripe platformą, tipo užsienietiška, kaip ir viskas, mokėjimą priima Solarize Global, Jungtinių Arabų Emiratų įmonė, įsivaizduokit. Tik ta kompanija nurodyta ne Arabų Emiratuose, o Jungtinėse valstijose, o jos adresu yra kažkokie garažai. Jos puslapis pilnas nemokamų nuotraukų ir lotyniško vadinamojo dummy teksto, kuris tiesiog nieko nereiškia. Dar viena interneto ragana save yra pavadinusi Lunanera, tai Ugnė Gončarenko. Ji socialinėje erdvėje turi 10 000 sekėjų ir ant kai kurių įrašų net po kelius šimtus tūkstančių peržiūrų. Ji specializuojasi taro kortų būrimuose ir kitose raganiškose seansuose už pinigus, bet štai nemokamai marketingo tikslais į savo paskyroje sekėjams duoda įvairiausius ezoterinius patarimus, kurie tiesiog skamba itin kvailai. Pavyzdžiui, ko negalima daryti kelio sankryžoje. Pakalbėkime apie tai, ko negalima daryti sankryžoje. Ezoterikoje egzistuoja tam tikrų dalykų, ko negalima daryti sankryžoje, kad nepritraukti savo blogą. Taigi aš kelis jums išvardinsiu. Pirmas dalykas, ko nevertėtų daryti sankryžoje, tai trauktis piniginės ir ieškoti joje. Veiksmais. Galiu laiškytis, jeigu mane Ne, ką mes dabar kalbėsime apie ką? Aš klausiu, bet aš galiu užkiaušti. Tai dabar jau atsakymą? Aš klausiu. Iš esmės, ji kaip ir visi mano sąraše kliedi panašius dalykus – apie magiją, būtybės, pranašystės, prakeiksmus ir įsivaizduojamas placebo efektą gal ir turinčias apsaugas. Ugne, ar būna taip, kad nepriimi klientų? Taip, tikrai būna ir tai yra dažnas atvejis. Yra žmonių, kurie ateina ir kreipiasi į mane, norėdami gauti paslaugas nemokamai, pradeda pasakoti savo istorijas, kaip man yra sunku ir aš negaliu tau mokėti. Tačiau aš noriu pasakyti, jog magija ir darbas su magija tai nėra turgus. Magija tai nėra bankomatas. Taigi, kokias kortas galite užsidėti ant ekrano viršelio, kad pritrauktum norimus jums dalykus. Taigi, kuo aš užsiemu? Pas mane žmonės kreipiasi su įvairiom problemom, kai iškyla problemos darbe ar santykiuose, netgi sveikatos problemos. Taip pat dirbu su žvakiu. Jei jau senai nesiseka meilės reikaluose ir esate vienišas arba vieniša, parodysiu, kokį ritualą reikėtų. Pasiemame baltą siūlą, 9 kartus apsukame siūlą ant bevardžio piršto. Ar galima parduoti savo sielą velniui? Taip, viską galima. Ar demonai padeda karjeroje ir finansuose? Taip, yra demonų, kurie padeda
karjeros klausimuose bei finansuose, tai Asterotas ir Asmadėjus. Būtent su jais dirbant, jie sprendžia tam tikrus finansinius klausimus ir padeda karjeroje. Kelios priežastis, kodėl tau reikia mano amuleto. Mano amuletas tau padės pasirinkti tinkamą kelią, jeigu tu jo nerandi. Mano amuletas tau gali padėti rasti vidinę ramybę. Na ir žinoma, mano amuletas tau padės atrasti savo tikrąją meilę. Noriu jums parodyti vaisingumo ritualą. Šiame rituale jums gali padėti kristalai. Kurie kristalai tinka? Mėnulio ir rožinio kvarco kristalai. Jei sieki pastoti, gali su šiais kristalais masažuoti kasdieną savo pilvą ir vizualizuoti savo vaisingumą. Ji taip pat pardavinėja ir magiškus daiktus. Pavyzdžiui, valymo ryšulius po 15 eurų, kur tiesiog surišti džiovinti augalai, arba stebuklingus ir magiškų galių įkrautus amuletus po 125 eurus, kurie identiški AliExpresse parduodami už 3-4 eurus. Tai tiek iš tos magijos. Iš kitų Ugnė išsiskiria gal tik tuo, kad į savo turinį investuoja ir pateikia jį kokybiškai ir kiek įmanoma profesionaliai atrodančiai. Na ir turbūt negalima jos lyginti su iškreipėliu Aleksejumi ar jo pasekėju Ernestu. Tokia Ugnės veikla turbūt net nėra draudžiama, bet tikrai trūksta žmonių, kurie paprotintų tokių apsimetėlių klientus. Kad tai, ką jie šneka ar jums pasakoja, yra visiška davatkinio prietaringos babanės lygio nesąmonė ir net gali būti žalinga. Ne tik piniginiai, bet ir sveikam protui. Man dar kaip laikrodžių hobį turinčiam žmogui dar labai patiko raganės Rolexas. Tai vadinama Two-Tone Rolex Jubilee apyrankė. Veikiausiai ant kažkurio iš Lady Datejust modelių. Logotipą galite pamatyti ant sagties. Tai įtariu visai pelningas darbas ta raganystė. Turbūt įžuliausia, kai tokie neva antgamtinių galių turinti žmonės pelnosi iš sergančiųjų. Pavyzdžiui, Klaipėdoje yra tokia Renata Mažonaitė, kuri mėgsta kalbėti nebūtus dalykus apie mediciną, negalavimus, autizmą ar kitų sutrikimų turinčių žmonės, ypatingai vaikus. Ar kada nors esi pagalvojęs, kad žmogus gali matyti giliau, neleidžia protas? Spalio 18 dieną dalinsiuosi, kaip man atsivėrė iškeregystė, be jokių ritualų ar išorinių paieškų. Kai pradėjau matyti energiją, žmogaus lauką, sąmonę, traumas, programas. Na, angelai mane aplanko kaip geometrinės šviesos struktūros, akinančiai spinduliuojantis, skleidžiantis akinančią šviesą. Nerealizuoji savęs. Kenti ne tik tais tu pats, bet ir pasaulis. Pasaulis negauna tavo dovanų. Mano kursas padės atverti šias dovanas. Taigi laukiu tavęs. Ar nuotrauka būtina, kad pajaustum žmogų? Aš nuskaitau žmogų be fotografijos, visiškai nėra būtina. Turiu gebėjimą matyti ateitį. Ir tikrai ne tą, kuris trigina žmogų likime ar suformuoja programą. Ateitis yra labai kintanti. Ji kinta, kas kad žmogui padarius sprendimą. Iškeregystė tai yra matymas per aukščiausią sąmonę. Tai yra matymas už proto ribų. Tai yra tai, ko fizinė mūsų akis negali matyti. Negali protas suvokti. Tai matymas energijos, sąmonės, subtiliųjų lygmenų, dimensijų, sielų, anapusinį pasaulį taipogi. Na įsivaizduokite, kiek desperatiškų mamų patiki, kad yra kažkokia stebuklinga ragana, kuri geba telepatiškai kalbėti su jų autizmą ar Dauno sindromą turinčiais vaikais, kuris suokia, kad gali ištrinti iš jų vaikų kažkokias genetinės programas ir bruka kitus panašius paistalus. Pavyzdžiui, jei susirgai vėžiu, tiesiog turi negatyvę sveikatos karmą arba tavo ir tėvų sielos taip susitarė. Kodėl vaikai serga onkologiniam ligom? Viena iš priežasčių tai negatyvi sveikatos karma. Ar tu bendrauji telepatiškai su vaikais autizmo spektre? Taip, aš telepatiškai bendrauju su autizmo spektrą turinčiais vaikučiais, turiu tokį gebėjimą. Kodėl vaikai serga onkologiniam ligom? Priežastis antra. Tai tėvų ir vaikų sielų susitarimas. Facebook'e yra ne viena keista bendraminčių grupė, kur aptarinėjama ir dalyjamasi fantastika, kuri pateikiama kaip faktai. Įprastai jos turi po kelis tūkstančius narių. Viena jų vadinasi Kvantinė magija Vilnius. Ten daug informacijos apie ateivius, planetas, numerologiją ir kitus panašius dalykus, kurie iš esmės tai yra bendraminčių diskusijos ir pinigų ten niekas nerenka. Tai dėl smalsumo ar hobio kažkuo domėtis yra tų žmonių laisvė. Bet kodėl aš tai pasakoju? Ten esti ne vienas įrašas apie gan žymų žmogų Rusijoje,
tai Grigorijus Grabavojus. Jis yra save ekstrasensu ir visokių tai medijimų laikantis vyras. Jis labiausiai žinomas dėl savo magiškų skaičių kodų, kurie neva padeda išgyti nuo ligų, gali užkirsti kelią katastrofoms, gali nuskanuoti lėktuvą ir atominius reaktorius, taip pat pakeisti praeitį ir kitokius įvykius. Lietuvoje jis turi gan nemažai pasiekėjų, nors ekstrasensais tikintys yra gan nišinė auditorija, jie Grabavojaus darbus itin gerbė. Šio amžiaus pradžioje Lietuvoje apie jį buvo išleistos 2 knygos – Sąmonė padės prisikelti ir jos antroji dalis, kurias lietuviai skubėjo šluoti nuo lentynų. Knygų aprašymai Grigorijų skelbia kaip akademiką aiškiaregį. Jis ten pristatomas kaip pasaulį gelbstintis mesijas. Žiniasklaidai žinomas dėl to, kad daug metų pelnosi iš tragedijų. Kažkam nutikus, jis pradeda skelbtis galintis padėti ar ištaisyti situaciją. Pavyzdžiui, įgriuvus kasyklai, policijai atvykęs sakė galintis surasti užverstuosius žmonės. Ištikus pandemijai siūlė savo nesusirgimo kodus ir stebuklingą gydantį aparatą už 10 000 eurų. Kai 2004-aisiais Rusijos mokykloje per teroristinį išpuolį žuvo 184 vaikai, jis siūlė mamoms pirkti iš jo paslaugas ir mirusius vaikus prikelti iš numirusių. Per kitas panašias tragedijas aukų artimieji gaudavo piniginės kompensacijas iš valstybės. Tuos pinigus jie neretai išleisdavo Grabavojaus paslaugoms. Nors už sukčiavimą Rusijoje jis nekartą teistas, jis iki šiol skelbia galintis išgydyti AIDS, vėžį, vykdyti teleportaciją ir savo kodais padaryti kone bet ką. Atsimenu iš vaikystės, močiutės draugė viena tokia buvo, kuri, kaip dabar jau suprantu, buvo pasinešusi tokią sektą. Ir čia, kaip suprantu, buvo prasinešę pro visą Lietuvą, šitą sektą išplitus, žodžiu, pagrindinis jos veikėjas buvo toksai Grabavojus. Aš ten vaikas būdamas per daug nieko nesupratau, bet ką mačiau, tai kad pastoviai ateidavo to draugė pas močiutę, atsineždavo kažkokių tai šventų knygų, žvakių, nuotraukų, audio kasečių, visą laiką klausydavo jos ten su mano močiute, tų kasečių nuotrauką pasidėjusios, ten žvakutė užsidegusios. Ta močiutės draugė dar ir ten į susitikimus tokius vaikščiodavo. Jos ten realiai, kiek aš pamenu, mokindavo visokių holistinių ar kažkokių tai gydymo metodų. Atsimenu, vienas momentas buvo, kai man kažkas ten, tarkim, į akį, man atrodo, buvo įkritę ir mes buvom pas tą močiutės draugę svečiuose. Tai pastebėjo, kad aš tą akį ten trinu, jinai ten paraudonavus, tai nusivedė mane į kambariuką ir prie lango buvo padėta nuotrauka to Grabavojaus, toks ilgais plaukais buvo, atsimenu dabar taip vaizdingai, ir uždegė žvakutę ir žodžiu reikėjo ten sakyti jo vardą kažkiek tai kartų, po to kažkokią tai frazę, kurios dabar net kartosiu, ir reikėjo žiūrėti į tą nuotrauką, užsimerkti, vėl kažką sakyti, žodžiu vos ne kaip šlovinti ar garbinti ar melstis tam Grabavojui ir tipo tą akis man turėtų praeiti. Tai nepraėjo, bet ant kiek stiprus žmogus buvo įsitikinimas į tokį dalyką, ant kiek ten buvo smegenys išplauti, kad buvo toksai skatinimas, kaip aš dabar suprantu iš tos sektos, tai buvo ir pinigų nešimas, ir ten aukojimas, ir knygų pirkimas, ir kasečių pirkimas, ten žvakutės specialios nuotraukas, visą kitą, tai nebuvo už dyką. Visokių raganų, raganių ir ekstrasensų profilių lietuviškoje socialinių tinklų platybėje yra dešimtys. Kiekvieno jų turbūt net nebūtų įdomu aptarti ir jums apie juos klausyti. Visi jie praktiškai siūlo tą patį – meilę, finansus, sveikatą. Visą tai magiškų kortų ar tariamų antgamtiškų galių pagalba. Širdelė, ar tu bent susigaudai, kiek dabar įžeidėjai žmonių, visus mano sekėjus, tūkstančius žmonių? Įsivaizduoji, kiek aš turiu sekėjų, gerbėjų, prenumeratorių, čia TikTok, Instagram, YouTube kanale Taro akys. Facebook mano postai padeda moterims susitvarkyti su krizėmis. Mano dėka jos pamato naują gyvenimą. Atsistoja iš naujo ant kojų. Kas tu tokia, kad įžeidinėtum mano sekėjus, mano nuostabiausias klientes? Per konsultacijas dabar galėsiu dar išbandyti ir laiko matą. Sakykime, ten klausimas, kada tas ir tas. Čia rašo, kada paleisit situaciją, tada ir kažkas ten įvyks. Dovana Skorpionui, vienam iš mano sekėjų. Kortų skaitimas, asmeninių santykių tema.
tikiuosi, dovana bus naudinga. Ką tau nori perduoti pinigų energiją? Pinigų energiją, ką nori perduoti šiem nuostabiem žmonėm? Jeigu nori išmokti kurti sveiką ryšį su pinigais, tai kviečiu išbandyti pinigų srauto hipnozę. Pažiūrėkime, kokia diena laukia rytoj, koks sekmadienis laukia. Rytoj sugalvosite kažkokią finansinę naują idėją. Kils finansinė idėja ir kažką sugalvosite kurti iš finansų. Lina, yra kažkas tai įtakoja, kažkas tai labai nori, Lina, kad jūs išsiskirtumėt. Niekada neatrišinėk mazgų. Nesvarbu, kad tu nuėjai kažkur į turgų ir tau surišo maišelį į tokį mazgą. Paimk žirklės ir nukirpk tą mazgą. Nes tu niekada nežinosi, kokią intenciją įrišo į tą mazgą. Labas. Primenu dėl mėnesinių prenumeratų ir naudos jums. Svarbiausia, ką gaunat, tai reguliariai paaugusi sąmoningumą, pasigilinat žinias apie save ir pasididinat optimizmo bei motivacijos atsargas. Į tas valandas eina mėnesinė prognozė, savaitės prognozės ir patarimai ir įžvalgos jums aktualiomis gyvenimiškomis temomis. Taigi, jeigu norite pasilengvinti savo gyvenimą, gaudytis, kas vyksta, kodėl. Na ir laikai atėjo, ar ne? Nuotolinis būrimas internetu, būrimo prenumeratos. Įdomu apskritai, kaip turi atrodyti žmogaus gyvenimas, kuris kiekvieną savo žingsnį, dieną, savaitę ir mėnesį grindžia būrėjos prenumerata, kurią kaip kokį laikraštį gauna į WhatsApp programėlę. Na ir pabaigai paskutinis akcentas, kurį, man atrodo, būtina paminėti. Aš daug kartų sakiau, kad problema yra ne tik tai elementarus sukčiavimas, bet ir tai, kad valstybė tai legitimizuoja pačiais įvairiausiais būdais. Na, vienas iš būdų, kad tu gali pasimti verslo liudijimą ir atsidaryti būrimo saloną, taro kortų saloną, astrologijos saloną. Tu moki mokesčius, valstybė dėl to džiaugiasi, bet iš esmės valstybė sako, mes pasitikime šituo verslininku. Šitas verslininkas yra gerbiamas visuomenės narys ir jūs pasitikėkite. Kai jūs einate pas batsiuvį, jūs galvojate, kad jums batus sutvarkys suplyšusius. Jeigu jūs einate pas siuvėją, jūs galvojate, kad jums rūbo pasiūs. Ir jeigu jūs einate pas valstybei mokesčius mokantį ir legaliai veikiantį šarlataną, jūs galvojate, kad jis jums iš tikrųjų išgydys kokias nors ligas arba jis išspręs kokias nors jūsų problemas, nors akivaizdu, kad to nebus. Valstybė tai žino, na, bet šiuo atveju pripažįsta, kad tai yra gerbiamas verslas. Man atrodo, kad tai yra labai labai didelė spraga. Valstybė seniausiai turėtų tokius dalykus drausti, su tuo kovoti, nes tai dar kartą yra elementarus sukčiavimas. Kitas legitimizavimo būdas yra, na, įvairiausi televiziniai šou ir panašiai. Aš jau esu kalbėjęs, portalai, ne visi, bet dalis portalų spausdina įvairiausias horoskopų, prognozes, kalbasi su žiniuonėmis ir taip toliau, nes turime visoje Lietuvoje žinomus neva tai būrėjus, beje vienas iš jų yra Malinauskas, senokai jau apie jį negirdėjau, bet lygiai taip pat mes dabar turime televizinius projektus, kurie pasiekia didžiulę auditoriją ir kurie iš esmės yra nutaikyti lygiai tą pačią linkme. Pradedame realybės dramą Ekstrasensų iššūkis, kurios metu ir paaiškės, kuris iš jūsų taps šių metų geriausiojų. Tai yra ištrauka iš GO3 televizijos laidos Ekstrasensų iššūkis. Tai yra iš esmės formatas, kuris labai populiarus buvo Rusijoje ir yra Ekstrasensų mūšis. Ten aibė buvo įvairiausių skandalų, seniausiai buvo papasakota, kaip visa tai yra surežisuota, nugalėtojai yra įsivėlę į įvairiausius skandalus, taip pat ir pinigų viliojimo skandalus iš žmonių ir taip toliau, na bet panašu, kad GO3 eina tuo pačiu pramintų rusiškų keliu, ten yra labai daug gero turinio, beje tas pats Arnas iš Trečios lentynos į GO3 deda savo epizodus, specialiai jam kuria epizodus, na bet tai, kas čia yra, tai yra reklamavimas iš esmės šarlatanų. Tu susirinki žmonės, kurie patys turi savo būrimo salonus, na ir tu tarsi leidai suprasti, kad tai yra viskas legit, kad viskas yra legalu, kad viskas yra patikima. Na, būtų galima labai lengvai su tais dalyviais padaryti eksperimentą, ne uždarose sąlygose, kur yra režisuojama, kur daromas yra spektaklis ir žmonėm tai parduodama kaip tikras dalykas, o jeigu tiesiog būtų galima su jais susėsti ir sakyti,
Pabandykim paspėlioti, na pavyzdžiui, birža, kaip keisis akcijų kursas, arba pabandykime paspėlioti kokius nors įvykius, kurie atsitiks per artimiausius keletą mėnesių arba keletą savaičių, pasižiūrėsime, kiek iš jūsų bus tikslus, pasižiūrėkime jūsų pačių praeitį, jeigu jūs kitus gydote nuo ligų, pasižiūrėkime jūsų sveikatos būklę, jeigu jūs dalinate finansinius patarimus, pasižiūrėkime, kiek turto jūs turite, kiek jūs esate padarę gerų sprendimų ir panašiai. Labai greitai šitas kortų namelis subirėtų. Kai kurie dalykai ten yra tiesiog už absurdo ribos. Šį kartą dėmesio centre juodosios vištos kiaušiniai, kurių specialistas yra Haroldas. Nedėsiu čia visos citatos kiaušinių specialisto Haroldo, nes bijau, kad video gali užblokuoti, bet jis ten pasako, kaip pas jie ateina klientai su įvairiausiamis problemomis, jisai sako, štai palaikyk juodos vištos kiaušinį, paskui tą kiaušinį daužia į stiklinę, tą stiklinę deda žmogui ant galvos. Man atrodo, kad šalia sėdintys žmonės tyliai juokiasi, nors jie iš esmės tą patį daro ne kiaušinio pagalba, o pavyzdžiui, taro kortų pagalba ar kažkokiais kitais būdais. Tai panašu į pasityčiamą iš klientų, bet dar kartą sakau, labai dažnai štai tokių būdų keistų pagalba jūs galite gauti ne informaciją, o absoliučią dezinformaciją. Jūs galite sužinoti visiškai kenksmingų, žalingų patarimų apie savo sveikatą ir taip toliau. Tiesiog venkite to, o tai, kad televizija tai reklamuoja, beje, čia jau sena tema, ne tik tai kalbant apie GO3, prisiminkite, kai kuriuose portaluose, pavyzdžiui, 15 minučių, portalas, kuriame aš dirbau, dar tada, kai aš dirbau, atsisakė dėti horoskopus. Ir mes labai aiškiai matome, kiek sutraukia auditorijos horoskopai, žmonės labai dažnai mėgsta paklikinti, pasiskaityti, bet mintis buvo labai paprasta. Nereklamuokime šarlatanų, šiuo atveju mes galime pasižiūrėti, kiek Lietuvoje yra interviu su visokiausiais žinomais būrėjais, beje, tarp jų yra ir Malinauskas, dabar kažkur dingęs. Aš esu kažkada su juo sėdėjęs vienoje studijoje, vis prisimenu tą istoriją. L-ryto televizijoje reikėjo spėti, ar per kalėdas bus sniego ar ne. Aš sakau, nežinau, galbūt bus. Ir taip jis rimtų veidų sako, galite būti ramus, per kalėdas tikrai sniego nebus. Aišku, kalėdos buvo visiškai baltos, o jo prognozė tiek ir yra verta. Ir visų jų prognozės yra vertos lygiai tiek. Tačiau reikia klikų, reikia peržiūrų, reikia pramogos, tie žmonės yra iškeliami ant tribūnų, jie šneka apie dalykus, kurie šiaip jau kelia šypseną, bet vėlgi, ką tu pasiginčysi, ar ne? Aš nesu juodų vištų kiaušinių specialistas ir kai štai ateina toks kabutėse specialistas, be abejo, jis yra labai didelis autoritetas. Patikrinti neįmanoma, jisai sako, jūs nesuprantate, aš esu įgimto talento ir Dievo dovanos ar velnio dovanos turėtojas ir jūs čia visi turėtumėte besąlygiškai manimi patikėti. Tai mano pasiūlymas visiems, ne tik tai tiem, kurie žiūri štai tokias laidas, skaito įvairiausius horoskopus, bet pirmiausia tiem, kurie turi problemų ir galvoja, kad kažkas, burtininkas, astrologas, žiniuonis, ekstrasensas gali padėti jums tas problemas išspręsti. Patikėkite, jums tų problemų nepadės jie išspręsti, o tas problemas sukurs dar didesnės. Tiesiog pataupykite savo laiką, pataupykite savo pinigus, pataupykite savo ir savo artimųjų nervus ir pagalvokite kitų, kur kas produktyvesnių būdų, kaip tas savo problemas spręsti. Aš tikiuosi, kad šitas epizodas jums buvo aktualus. Mes kur kas rimtesnė tema pasikalbėsime kitą savaitę, bet aš esu labai dėkingas Arnui. Jis tikrai padarė nemažą darbą. Ir aš tikiuosi, kad šito darbo rezultatai jums patiko. Pasimatysime. Iki.